Čia jokio silikono ir jokio dirbtinumo. Čia tikras gyvenimas mūsų keliuose. Čia reidas ir šiandien laidoje matysite. Avalingiausios miesto sankryžos vardą iš mūsų žiedinių sankryžų perima sankryžėlė Dariaus ir Girėno gatvėje kasdieną po naujieną, o reido naujienos tai patys žinot. Avarijos. Seniai skambėjusių reido klasika nekaltas dėl avarijos, o girtas ir 3 ir 34, tai ne 3 ir 33 skaičiai, į kuriuos nereikia lygiuotis 3 ir 34, tai kol kas šių metų reido rekordas, kurio autorius važiavo prieš eismą. Visą tai netrukus Baltikum televizijos sekamoje gatvių kronikoje Visą tai reide. Savaitės skaičiai, tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kelių policijos biuro komisaras inspektorius Richardas Patlaba. Per praėjusią savaitę Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biure užregistruoti 29 eismo įvykiai. Jų metu 5 žmonės buvo sužeisti. Pareigūnai išaiškino 394 kelių eismo taisyklių pažeidėjus, iš jų 10 neblaivių vairuotojų. Prieš kokią savaitę, kol dar Klaipėdos nebuvo apėmusi visuotinė šlapuma, Šilutės plente susidūrė Volvo ir Omega, kuri po susidūrimo atsidūrė Pusnyje. Jeigu ne Pusnyje, tai Krūmuose. Koks skirtumas? Bet kadangi avarija vyko dar tada, kai Klaipėdoje nešlapiavo, tai Pusnyse įspūdžiai iš automobilio Volvo. Mes važiavom antrą juostą. Aha. Ne, aš kaip žiūrovė šalia sėdinti. Va, kaip žiūrovė, įdomu. Ir pro mane labai dideliu greičiu prašyta kita mašina. Aha. Aš dar žadėjau sakyti, kad šitai greitai važiuoja, tik tai žiūriu, kad parvaro. Į mus atsitrenkė ir tada atsilenkęs jisai dėl didžiulių greičių ir priekį didžiulių langų ir užnešė. Pradėjo suktis Šilutės plente. Šilutės plente. Volvo vairuotojas labai norėjo būti nekaltas, nes ši avarija tiesiog didelių nesklandumų tąsa. Labas vakaras. Kaip sekasi? Mums sekasi gerai. Kaip jums? Normaliai. Matot, mašina biškė, apgadzino mano. Pakirto. O kai viskas atsitiko? Papasakosiu. Gerai? Gerai. Važiuoju pirmą juostą. 45, ten 7 kilometrai. Žmogus važiavo antrą juostą. Taip? Paprasčiausiai, nuvažiavo ir viskas. Iškali pasipadžiu ten iki 50, maksim 5 kilometrų. Va, nu ir viskas. Šias žmogus netgi posko. Aš suprantu. Galima buvo paprasčiausiai. Padbiškį. Taip. Padbiškį. Jis netgi be posko taip. Jis, va čia žiūrėkit. Čia, su savo žopą mane iškeli, pastumė. Nu ir viskas, mane galinį varmė. Viskas, įrodžiau, čia, o taip apsuko. Nustatyta, kad Omega trenkėsi į Pusnį dešinėje kelio pusėje, ją sumėtė, ji besimėtėdama kliudė Volvo ir tai dar ne viskas, Omega nedrausta, be techninės apžiūros, vairuotojas atsisakė tikrintis alkoholio matuokliu, vairuotojo pažymėjimo neturėjo, todėl 2008 m. spalio 16 d. per reidą Smiltelės gatvėje įkliuvo girtas, už ką sumokėjo 1200 litų ir 12 mėnesių neteko vairuotojo pažymėjimo, terminas baigėsi, vairuotojo pažymėjimo neatsiėmė, praėjusių metų gruodžio 4 d. Taikos prospekte sukėlė avariją, dėl kurios nubaustas 4000 litų bauda, nes buvo girtas, dabar vėl tas pats, ko gero ši Omega turėtų būti konfiskuojama, tai įstatymas leidžia. Penktadienį Tilžės gatvėje netoli uždarytos geležinkelio pervažos susidūrė 3 automobiliai, 2 ir 1, ar vienas į kitą, o trečias į dar kitą. Štai kur klausimas, kai susidūrė 3 automobiliai. Sėdžiu, stojau ir žiūri galą pam, tai viskas. O kodėl sustojo? Tai buvo pervaža daryti. Uždaryta pervaža. Čia jūsų buvo daugiau susirinkusių? Tie nuvažiavo. Nespėjo pradėti važiuoti, pumti galą viskas. Aha, bet tai žodžiu prieš jums jau važiavo mašinos? Ne, pradėjai važiuoti, 3 metrai buvo nuvažiavo. Ir dabar nuo kurios gavot nuo Opelio ar ten iš galo, kaip jūs galvojate? Ne, aš galvoju, visos. Būtent dėl tą galą. Kiek smūgių girdėt? Vieną. A jūs gavot į užpakalį? Galvoju ir smūgių. Supratau. Žodžiu, ne jūs įvažiavote į Audi. Avariją sukėlęs Passato vairuotojas yra jaunas, perspektyvus Klaipėdos roko grupės atlikėjas ir kadangi jaunas, tai nenorėjo nieko komentuoti. Taip vadinamo PR nemokamai pasidaryti dar neišmoko. Būtų tai koks tai Zvonkus ar Simonas D, jie prieš kameras tai tikrai moka dirbti. Tuo metu Gedminų gatvėje eismo dalyviai stojo į žodžių mūšį, norėdami įsiaiškinti, kas teisus, nagrinėjant pagrindinę šios žiemos veidrodukų temą. Ir biškį išvažiavo, ir aš išvažiavau pamatyti. Ai, ką kalbėjau, čia nesąmonės jo. Išvažiavo į veidroduką. Jūs važiuojat nuo ten? Nu ten, šitai vietai buvo kažkur. Tas dalykas, nes važiuoja ir nunešė dar tos tėvus nunešė. Tai kas jums dabar nustatys, kas kaltininkas, aš matau? Aš sakau, labai sunkiai čia. Žinokit, kaltininko dabar neįmanoma nustatyti, nes mašinos patrauktos, šukės matau guli.
Vidury kelio? Tada, kad jums geriau būtų suprasti. Nu. Kai susikabini, mašina nestovėdama susikabino, a 30-40 km greitis. Taip. Ir jį vis tiek, kol sustabdai, jį pravažiuos. Porą metrų pravažiuos. Bet aš supratau, jūs po to ten jau patraukėte mašiną. Taigi čia mašinų krūvo. Neaišku, kaip ten baigėsi ta istorija, bet atvykusi policija eismo dalyvių neberado ir ką ji būtų paaiškinusi jiems. Kai mašinos patrauktos iš įvykio vietos, būtų paaiškinusi, kad kaltė tai abipusė. Šeštadienį Dariaus ir Girėno gatvėje sankryžėlėje, kuri jau gali drąsiai pretenduoti į avaringiausią miesto vietelę, susidūrė BMW 740 ir Citroenas. Avarijos priežastis – Citroenas įpukšėjo į sankryžą nuo Herkaus Manto gatvės į kalną, o čia Dariaus ir Girėno gatve parzvimbė BMW. Aš antrą juostą, aš mečiausi pirmą juostą. Antrą juostą netgi važiavo? Jau, antrą juostą jinai dar važiau išvengti, šokau į pirmą juostą, bet čia kliūdžiu. Kas čia darosi iš to sankryžai? Kaltas ir jisai. O kodėl jisai kaltas? Jisai tokiu greičiu lėkė, jūs net neįsivaizduojate. Ant kokio 100 tai garantuotai važiavo vieną mašiną ir kitą. Aš jau baigiau daryti posūkį, o mano va taip, jis man užpakėlį priimtis. Va čia va gerai, čia jau pabaiga buvo posūkį. Nu čia žinokit yra šonelis, nu jūs buvot, bet jūs vis tiek įvažiavot. Mašinytė pirmą pravažiavo, o jisai tokiu greičiu lėkė, kaip davė į šoną. Nu matau, jūs apsuko. Būtų truputėlį pristabdęs, bet buvo greitis labai didelis, tikrai, be galo didelis greitis. O jūs ne vietinis gal esat? Vietinis? Tu žinot, kaip čia dabar yra su šita vietelė? Žinau. Bet žinokit, iš tikrųjų išvažiavot. Senas vairuotojas irgi 2 kategorijas turi. Ir ant autobuso galiu vairuoti, ir ant to. Ir aš to avarijų nesuturėjus. Bet esmė yra tame, nu truputėlį galėjo pristabdyti. O jeigu žmogus šiek tiek pėsčiųjų perė, jam būtum galvą. Į šią vietelę mes dar grįšime netrukus laidoje. Kur tau netrukus? Mes grįšime dar pirmoje laidos dalyje, o dabar keliaujame į Šilutės plentą. Šeštadienį Šilutės plente į pusnį buvo įvytas automobilis Audi A4, kuris važiuodamas pagrindiniu keliu gavo į galinį ratą nuo Škodos, kuri į gatvę išlindo iš teritorijos. Mes nežinome, kodėl šios mašinos susidūrė. Gal rasuoti langai, gal neįvertinti atstumai iki atvažiuojančios mašinos ar dar kas, tačiau mes žinome, kad jeigu ne pusnis, tai Audi būtų įliekusi į požeminės perėjos tunelį. Sekmadienį kitas automobilis Audi į pusnį įlėkė Smiltelės ir Mogiliovo gatvių sankryžoje, kai iš šalutinės Mogiliovo gatvės šovęs į pagrindinės Smiltelės gatvę, čia be nosies paliko kitą automobilį Audi. Tiesiai važiavom, vaikims sušoko šalutinę. Persirikiavo į pirmą juostą, kad mums reikia Ditulo važiuoti. Į pirmą? Į pirmą, kad sukita. Teisingai? Taip. Nu, ir parėjo šoko. Bet tai geras smūgis. Neblogas. Nuo sužeidimo eismo dalyvius išgelbėjo saugos diržai, specialios kėdutės vaiką išgelbėjo, o kryžiukai turbūt ne. Nes jeigu jie padėtų, tai su kilograminiais kryžiais vaikščiotumėme visi. O dabar, pirmai laidos daliai, sparčiai žingsniuojant į pabaigą, finalinis jos sužetėlis iš avaringiausios sankryžėlės, taip kaip ir žadėjome. Vėlų sekmadienio vakarą Dariaus ir Girėno gatvėje sudužo dar 2 automobiliai. Kodėl dar? Galime priminti. Prieš 2 sužetus čia dužo BMW ir Citroenas, o prieš 2 savaitės čia išsitaškė kitas BMW bei Peugeot. Dabar vienas avarijos dalyvis yra vėl BMW, o Opelis įsitaisė ant kelio ženklo. Kur ženklą padėjot? Labą dieną. Po apačią? Matėt, kad lenda? Ta prasme, bimbalas į kalną. Nieko iš viso, aš parvažiavau čia. Ir ta prasme viskas, pamačiau, kad jisai parėmė ir taip normaliai. Aha. Ir viskas, kas spėjau, tai dar mečiausi šoną ir viskas parėmė. Mes nesmarkiai čia kampais tik susivarėm. Aš iškišau, iš ten išvažiavau. Nu tai aš jau matau, kad iškišau. Vakar čia mašina sudužo, užvakar čia mašina sudužo. Dėl tokios pačios priežasties. BMW vairuotojui ta pusnis aišku pamatyti Opelį, kad sutrukdė. Na nieko, kai jūs žiūrėsite šią laidą, tos pusnės vietoje liks tik šlapia bala. BMW vairuotojo stažas tik pusę metų, tai ko gero irgi turėjo įtakos avarijai ir tai ko gero turės įtakos, kaip BMW vairuotojas po 1,5 metų turės gauti tikrą vyrišką vairuotojo pažymėjimą. A pats tikrai matei, kad ženklą numušiai? Matei ženklą? Ką? Matei, kad ženklą numušiai? Mačiau. Tikrai? Nes aš tai nematau, kur jis yra. Ten, va, žiūrėk, ant pusnės antros, matai, nuskridė. Dabar teiraujamės reklamos skyriaus kas naujo, o po to tęsime laidą. 3,34 promilės alkoholio, tai kol kas didžiausios šių metų promilės rastos pas vairuotojo po avarijos. Nekaltas dėl avarijos, o girtas seniai skambėjusi klasikinė reido frazė reide. Tačiau visa tai jau po reklamos.
Tiek buvo reklamos, tokie buvo anonsai, o mes tęsime laidą. Nuo pirmadienis mus pasitiko savo priminimais, kad žiema dar nesibaigė ir trečią Šilutės plento juostą kelininkai tą rytą galėjo pabarstyti. Nepabarstė, tai mes ir šnektelėjome su 5 vairuotojais tą slidumą savo kailių patyrusiais. Labas rytas. Labas rytas. Blogas rytas. Nu, nekoks. Palaukit, 5 mašinas matau, kodėl deklaracijos pildo? Mašinas L3 turbūt 3 atskiras avarijos, man taip atrodo. Palaukit, jūs dabar ką padarėte? Aš įvažiavau moteriškai į galą, o jinai neįvažiavo niekur, nu tai reiškia, aš turbūt jau kaip ir kaltas. Tai kad jums dar neįvažiuotų, tada man viskas aišku skirsikitės. Nu. Tai kažkur tai pavažiuokite, ko gero bus geriausia. Skaudžiai buvo? Baisu. Baisu? Labą dieną. Kas šitą vairavo? Aš. Atsidarykite ką nors ar ne? Nu kaip sakyti? Tik tai šitą pastatą? Tik į šitą? Čiut, nu. O į kitą mašiną neatsitrenkė? Ne. Jeigu pastato savininkas neturės pretenzijų, tai važiuokite, aišku. O ten? Labą dieną. Ką jūs padarėt, merginai? Aš į galą įvažiavau. Į galą ar taip susuko? Nu, ją susuko, šį pustį mane užmetė. Slidumą tau. Geras. Gavot į galą ar taip susukot? Ne, jau buvo susisukus. Kaip susisukus tada? Tai tu įstojančias įmušiai? Jo. Vis tiek kaltas, kad nesuvaldėjai mašinos. Nu. Distancijas nesilaikė. Ne, distancijos laikęs, jisai nesuvaldė mašinos atsiradus kliūčiai. O kodėl jūs atsistojot šitaip? Atsistojau, priekį mašiną važiavo ir pradėjo stabdyti. Ir man nebuvo kur dingti, aš jau ant stabdžių ir ant gazo ir mane pradėjo nešti automatiškai, jau pradėjo sukti. Stabdis, gazas, pusnis. Jo, išbam visoną. Taip iš 5 mašinų susigrūdimo liko tik viena slidi avarijėlė, o ir jos būtų nebuvę, jeigu Civiko vairuotojas būtų turėjęs draudimą. Bet draudimo esi dar nepadedi žmogui. Dabar jau viskas, matai, įsitempė. Su kitais šios pokalbių laidos reidas dalyviais mes susitikome Simonaitytės gatvėje, ale čia jaunimas ir pabandė pavairuoti prieš eismą. Vaikis apsiriko prieš eismą, išvažiavo, stovėjo prie raudono ir norėjo apsisukti, bump man iš šono. Prieš eismą? Kur jūs vaikis? Nesupratau. Tu? Aš čia išvažiavau. Kuri tavo mašina? Palauk. Nu, aš atvažiavau, man pasakė pravažiuoti, dėl to, kad ten mašinas stovėjo ir negalėjo pravažiuoti. Aš pravažiavau. Jam nei vieno įbrėžimo nepadarau savo lempai, įsidaužau viską. Sakau, deklaraciją užpildom viską, nekviečiam, jam nei vieno įbrėžimo nėra, nežinau. Aš nesupratau, palaukit, tai tu prieš eismą važiavai? Nu jo, sakau, mane visas mašinas praleidavo, žmogus nepraleido arba nepastebėjo. Aš vėliau, kaip aš tave galiu praleisti, jeigu aš ant raudono ženklų, kaip aš... Ne, taigi jūs iš pradžių važiavote iš ten. Nu, atvažiavau, mangi raudonas dega, nu viską suprantu. Aš galų važiavau, aš galvojau, kad praleisiu, nu aš nepastebėjau, taigi, nu. Aš kaltas, aš viską pripažįstu. Stovi ir tu atbūs nori apsisukti. Aš sakau, aš nepažiūrėjau, kad jūs esat, nu. Aš žinau, kad aš kaltas. Bet jeigu aš 35 metai su fūrom važinėjau, jeigu aš taip važinėčiau, tu žinai, kas būtų. Aš taigi atsiprašau, viską jums nei vieno įbrėžimo nėra, nu kam man dabar deklaracijas galim taigi užpildyti, kam policiją kviesti, aš nesuprantu. Gerai, važiuok, žmogau, bet... Mokėti jums, ką nors? Pagalvok, tu pagalvok. Aš galvoju, aš labai atsiprašau. Kaip važinėjat vyrai, aš labai atsiprašau. Nu, matai, ką tau sakė, žinau. Pagalvok gerai, žinau. Nes esi jaunas. Gerai, kad vilkikų judėjimo veteranas draugiškai buvo nusiteikęs jaunimo atžvilgių, nes jeigu būtų į avarijos vietą atvykęs inspektorius, būtų tikrai pėsčiomis jaunuolį paleidęs pasivaikščioti. Pirmadienio pavakarę Taikos prospekte vilkikas tik savo būdinga maniera susiglaudė su automobiliu Ford Escort. Vyrai lindo vilkiko kabiną, kad teisingai ir be klaidų užpildytų eismo įvykių deklaraciją. O mes savo ruoštų patarimų, kaip saugotis vilkikų, kaip ir nebeturime. Kiek bandėme apie tai kalbėti, tiek pro šalį. Aišku, dar vieną dalyką priminsime, būtinai lenkti vilkiką per dešiniojo bortą yra pavojinga sveikatai ir gyvybei. Kad čia girtas prieš eismą važiuoja, žmogau? Kas girtas? O tas, kas važiuoja. Aš galvoju, kad aš girtas jau. Ne, o tas, žmogus, kas važiuoja. Didžiausia pirmadienio nesąmonė įvyko Šilutės plente. Čia automobilio Audi vairuotojas, būdamas neblaivus, važiavo prieš eismą ir susidūrė su BMW. O kur pilietis? Nuvežiu į poskirį. Gatavas? No. A jisai važiavo, ta prasme, prieš eismą važiavo jisai? Taip. Prieš eismą? Taip. Supratau. Labai girtas? Normaliai. Normaliai?
Audi vairuotojas Kęstutis, gimęs 1974 metais, buvo išvežtas blaivytis į komisariatą, kuriame kadaise dirbo pats. Pasiūlius išeiti iš policijos, jis išėjo į pasienio tarnybą, buvo sugautas girtas vairuojantis ir iš sistemos atleistas visai. Neprastai pavairuoto tiesa, kai vietoje rankinio stabdžio yra spaudžiamas degtinis butelis. Vairuotojas įpūs 3,34 promilės alkoholio ir tai yra kol kas didžiausias šių metų promilės rastos pas vairuotoją po avarijos, kuris važiavo prieš eismą. Kaip gilioje senovėje, kai čia buvo dvipusis eismas. Antradienio rytą Smiltelės ir Simonaitytės gatvių sankryžoje į maršrutinio taksi galą sudužo automobilis Mitsubishi Galant. Visi blaivūs, gražūs ir sveiki. Taip. Jūs maršrutinį vairavo? Taip. Ir staigiai stabdėt, jaučiu. Ne staigiai. Tik užsidegė žalias, ir aš jau kiek pavažiavau nuo šviesoforo. Nu, žmonės stabdė, sustojo ir 30 sekundžių kokius smūgius. 30 sekundžių pastovėjau dar. 30 sekundžių tai yra daug. Žmonės įlipo du, tokie pagyvenus žmonės, lipo į mašiną po biškį, čia slaiduoja, po biškį taip, ir pats nesupratau, kas buvo. Bet iš kitos pusės tie maršrutininkai sustoja, kur tik nori, užkišinėja. Čia yra Klaipėda, čia taip jie važiuoja. Kaip, už perėjos, už šviesoforo. Dar langas aprasuojas pas jūs matau, dar turbūt ir tai pridėjo, ne? Šiek tiek. Klaipėdoje vairuoti paskui maršrutinį taksi tai meistrų būti, tai lavina reakciją, ugdo profesionalius vairavimo įgūdžius ir taip toliau. Bet praėjęs šią mokyklą gali drąsiai važiuoti į kokią nors Vilnių ar į Egiptą. Tada jau niekas nebebaisu. Tuomet paralelėje Smiltelės gatvėje Statybininkų prospekte mes vėl apie amžiną konfliktą. Konfliktą tarp vilkikų ir lengvųjų automobilių. Tas Statybininkų prospektas ir taip sumažėjęs dėl čia žiemai pamirštų automobilių, tai dar vilkikai važiuoja į juostą. Aišku, viena, kai pamatai vilkiką, reikia įsivaizduoti, kad vilkiko vairuotojas tavęs mažo nemato. Ir tada visi savisaugos instinktai padeda išvengti susidūrimo su šiais sausumos laivais. Naktį užklimti pusnyje, savo kieme atsirėmus į stulpą, užtverti kelią, gazuoti, junginėti pavaras, vaikščioti aplink mašiną su kastuvu yra pavojinga. Įtarus kaimynai iškvietė policiją, o ši ir prigavo girtą moteriškę, kuri visą tai darė tylią ramią vasario naktį, kuri įpūs vidutinį girtumo laipsnį. 165. Ponia, negali būti, netikiu. Nu ką baikit, nu. Tai mano darbo žinokit toks. Gerai, būsiu malonus. Kur jūs sakykit padangą? Labai prašau. Galvoju, kad jeigu būtumėt su pilna padanga, būtumėt atgal ir pavažiavus ir viskas tvarkoj būtų buvę. O dabar tuščia padanga ir nepavažiavo? Taip, taip. O namo į kiemą savo važiavo? Taip. Nu va. 1,65 promilio alkoholio užteko, kad Peugeot išvažiuotų iš provežų ir atsiremtų į stulpą. O juk jeigu ponia būtų iš tų provežų neišvažiavusi, tai žiūrėk, iki savo namo kiemais būtų ir parvažiavusi. Ramę ir tuščią naktį iš antradienio į trečiadienį tai buvo ne vienintelis incidentas mieste. Šilutės plente taksi automobilis susidūrė su pėsčiuoju. Tai jis per perėją ėjo ar neėjo? Ne per perėjas ėjo? Jis čia iššoko. Iš tos pusės? Nuo tų pusnų va. Ne pėsčiųjų perėjai viskas įvyko. Aš nežinau, aš atvažiavau, jis jau gulėjo. Gulėjo? Jo. Bet to vietoje, kur guli? Taip. Nu čia niekai pėsčiųjų perėjai negali būti, niekai. Nu kaip, jis tai greičiausiai išbėgo iš kažkur, man atrodo. Aš nežinau, sunku, vairuotojas, kad pasimetęs tai tikrai. Vėliau nustatyta, kad pėsčiasis vis dėlto ėjo per pėsčiųjų perėją, jis buvo girtas, o girtas dažniausiai galvoja, kad yra matomas ir neapskaičiuoja atstumų iki užsisvajojusių vairuotojų. Šį kartą pėsčiasis atsipirko tik sumušimais, nors ant kapoto pavėžėtas ne 1 ir ne 2 metrus. Ir kraštinis laidos siužetas bus neblaivus. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Minijos gatvėje iš vienos degalinės teritorijos išvažiuodamas automobilis Honda Accord susidūrė su gatve važiavusių Renault Space'ų. Važiavot pagrindiniu keliu pagal viską, supratau? Turbūt. Turbūt? Ne, tai pagrindiniu jau. Jeigu jums sunku kalbėti, gal rusiškai kalbėkit? Ne, man tas pats, aš turbūt čia gimiau. Čia gimėt? Ne, aš visą labai. O, atsiprašau labai, aš toliau paėsiu, gerai bus? Da, man skirtum. Nu ir kas atsitinka toliau? Nu ką atsitiko? Norėjom nuvažiuoti, šiandien turėjom jūrą eiti. Nu? Norėjom nuvažiuoti pagrindiniu keliu. Palaukit, jūs iš ten važiavot? Vat iš ten važiavot? Nu, iš ten važiavom, norėjom nusipirkti cigarečių. Nu, o šitas mašina gražesnė. Iš degalinės išvažiavo? Jo.
ir nuo mašinos nieko neliko. Vot mašina mano. Vot galit, aš stovėjau čia, a gruzavikai važiavo, aš tik tai kelią dabar nuvažiavau. Supratau. A tai aš stovėjau, man čia. Aš tik грузовик. Грузовик. А чуть-чуть пьяный? Чуть-чуть. Вообще, юки-паки, какой море пьяный, дядька. Море не пьяный. Хорошо, извините, конечно. Aišku, pusnis tikrai nevaikiška, per ją kitos mašinos net stogo nesimato, tačiau mes ne apie tai. Mes sutinkame, kad Valerijus Renault Space vairuotojas yra nekaltas dėl šios avarijos. Tačiau nesutinkame su kitu jo teiginiu, kad jis negeria alkoholio. Сколько выпили сегодня? Сегодня бутылку пива. Одну бутылку пива сегодня? Все. За весь день? За весь день. Это примерно час-два назад? Не знаю, час. Ну, сейчас уже уже час с вами, 2 назад. 2 часа назад. Хорошо. Еще дуем. Хватит? Все. Посмотрим, Валера, сколько твоя бутылка тут покажет нам. Одна бутылка пива. Какого? 0,1. 0,1. Коки алу гери? Алу, коки гери, Валерию? Степрялся? Ты не будешь 0,1 степрялся. Конечно, говорят, нормалов собак. У меня здоровье вроде неплохое было раньше. Ну, Валера. Нет, так это 2 часа назад. Ну, Валера, dabar man atrodo 10 skaičiai, nes ilgai galvojau, kad teisris. Jo. Susiskaičiuoju, žinau, dar PVM pridėti. Aš su ošvinė biški. Susipikai, išgeriai, alkotesteris dabar skaičiuoja, PVM pridedam. Jo, žiūrėk dabar, 0,01. Nu, žiūrim. Вот tau 0,01. Valera, 1,35. Na štai tiesiog istorija, kuri priverčia išsižioti ir ištarti sakralinę klasikinę reido frazę. Nekaltas dėl avarijos, o girtas. Tai tu man sakai, kad вообще negeri dabar jau biški geri, supranti, Valera? Aš negeriu, garbė žodis. Tu negeri, 1,35 nuo ko čia? Nuo menkės čia? Ne nuo menkės. Nuo ošvinės. Laukia šlapia ir slidi savaitė, tad nepaslyskite ir tada susitiksime kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Tuokart tiek.